vakar po pietų, tačiau planams žlugus, šiandien buvo suplanuoti bendri pusryčiai, kurie nukelti į pietus, o šie Lietuvos leidėjų asociacija nevyksta nieko svarbu. Ir prašė ją sušvelninti. Teisminį patį atžvilgių dėl psichiatrijos nepilnametės išžaginimo. Šiuo metu pasak prokurorės neįgali įtariamojo podukra pagimdžiusi kūdikį ir gyvena globos įstaigoje. Patėvis suimtas, tyrimas baigiamas, o byla netrukus turėtų pasiekti teismą. Violeta Juozonytė, Gytis Krikščiūnas, Panevėžys. Kauno policija sulaikė nelegalaus vyno krovinį. Jis buvo vilkike važiuojančiame į Latviją. Sustabdyto vilkiko vairuotojas pareigūnų paklaustas sakė, kad veža įvairių prekių. Kai policija tarp kavos ir šokolado aptiko 4 padėklus vyno, vyras negalėjo paaiškinti, iš kur tai atsirado ir pateikti įsigijimo dokumentų. Iš viso pareigūnai rado beveik 1500 butelių vyno ir daugiau nei 900 vyno tetrapak. Krovinio vertė daugiau nei 10 eurų. Įkaitusio kolektoriaus ir todėl užsidegė. Kai atvyko gelbėtojai, sunkvežimis skendėjo dūmuose. Vakar po pietų, tačiau planams šiandien buvo suplanuoti bendri kurie nukelti į pietus, o šie Lietuvoje. Jie Briuselį nereikėjo, nes ekspreso niekaip svarstėse, jeigu nesarysės progresą, jeigu Briuselis prioritetinė tvarka neišspręs. Tai buvo nuo pat pradžių, tarp tų kandidatų, kurie pretendavo ir galų gale paskutinėme posėdyje ir buvo svarstama. Trečiasis kėlinys, jame kauniečiai spurtavo 19-0 ir to pakako pergaliai 67-64. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Martynas Pocius, jis pelnė 14 taškų, Paulius Jankūnas pridėjo 10. Vienas iš svarbiausių dalykų yra gerbti save, o